Aš padariau, tūkstančius nusikaltimų. Mane niekas niekur iki 44 metų nepagavo. Aš žudžiau jo, bet aš žudžiau ten, ne senelius, ne vaikus, ne moteris, kaip sakant. Aš gyvenau tą bandyto gyvenimą, žinai. Į mane buvo labai daug pasikėsinimų. Mano 4 draugus nužudė. Ir man aš viską atidaviau, įsivaizduokit, kaip šėtonas veikia manyje. Aš vis gerai gyvenau, pinigai pas mus kažkaip ėjo, tiesiog aš ten milijonus turėdavau, žinai. Ir man, kada draugus nužudė, Dobilas Ugienka žuvo tada, ir man kažkas viduje spraktelėjo, viskas. Ir aš viską palikau šeimą, vaikus, skaityk. Man jau tie pinigai nerūpėjo. Ir aš įsivėliau į tą tokį kerštą, suprantat? Tai kokia gailėšė, man jokia gailė. Aš supakodavau jos kai vorą, žinot, tą musę, supakodavau į bagažinę, žinai. Nusivežiau, kalbėk, žinai. Ką, nenori kalbėti, žinot, kaip. Reikėdavo ką nors daryti, kad prakalbint, žinot. Tai vienu žodžiu, paskiau pasmaugdavo jos, nes kažkaip labai sunkiai man tas ėjo, tas pirmas kartas labai sunkiai. Paskiau jau, kada jau pralaužė tą, jau šėtonas tave užvaldo, jau tu gali jau lūpti kiekvieną dieną. Man laisvė nereikalinga, man kalėjime geriau su Dievu, negu laisvėj, kaip aš buvau be Dievo. Patiko tas toks banditiškas gyvenimas, žinote, aš ėjau to keliu, tokiu baisiu keliu. Čia ne romantika, čia jaunimui reikia sakyti, čia galas yra toks vienas, žinai. Arba kalėjimas, arba mirtis, viskas. Ir gerai, kad aš sėdžiu, suprantat, ką aš būčiau vaikam davęs tokio gyvenimo būdo gyvendamas, arba tam sugyventiniam. Ką aš būčiau įnešęs į tą šeimą, kad aš, žinai, nukaldavau kokį žmogų, žinau, ten tą bandiugą, kokį žuliką, grįžtų, rankas nusiplovęs, ten, žinai, sėdžiu prie stalo. Tai kokia pas manęs galėjo būti auklyba tų vaikų ir panašiai. Pridariau to blogo, atrodo, kad mano tiesa buvo mano tiesa, žinot. Aš taip skaičiau, žinot, kad aš, jeigu pagavau kokį žuliką, žinai, užmušiau, aš žinojau už ką. Ten viena nebuvo, kad tai užsigalvoja, žinai, jeigu aš užsigalvočiau, tai čia būčiau prišaudęs tūkstančius, jau galim prišaudyti. Bet suprantat, viskas buvo, aš įsivėliau į tą tokį gyvenimo, tą rutiną, tokią baisę, žinot. Nusikaltėlis pereini į tą liniją, peržengė tą tokią raudoną ribą ir viskas. Kartais, žinai, tai seniau būdavo tokia, kad norisi kažką, tai, žinai, o dabar norisi gerumo, žinai, nes žinau, kad tas kerštas niekur nenuves, mūsų niekur. Kokią didžiausią savo gyvenimo klaidą įvardytumėt? Klaidą? Visą klaidą, kad aš gimiau, turbūt. Klaida. Labą dieną. Ačiū, kad atėjot. Reikia ateiti, žinot. Jo. Kartais. Nes taip gaunasi, kad mes, tada apie mane taip suformuota viskas, taip savai, žinai. Aš ne vieną žodį nesupasakiau 21 metais. Tai kaip gyvena Sigitas Gaidjurgis, kuris tituluojamas žiauriausiu žudiku Lietuvoje? Tai čia patys matų susikūrė savo tokią legendą, kad taip ir yra, žinot. Už grotų kiek metų esat, patikslinam dabar? Dabar 21 metais. 21 metai jau. Atbuvęs jau. O jums dabar? Man 65 metai. Pensininkas. Pensininkas. Gaunu to vienišo žmogaus tą pensiją atsiuntė, 34 eurai. Darbo čia neduoda, žinot. Duotų darbą, tai aš dirbčiau, bet dabar, jeigu pensiją gaunu, aš negaliu įdirbti. Atims man tą pensiją, žinot. A jeigu dirbtum, tai atimtų pensiją. Jeigu geras užmokestis dirbčiau, žinot. Vis tiek čia, aš sėdžiu uždarytas aklinai. Tai noriu pasakyti, kad dalesim, čia mane atvežė, kai pagerino sąlygas, perkelė į Marijampolės kalėjimą. Iš kur? Iš Šiaulių kalėjimą. Aš prašiau kaip Roviniškius, mane taip mėtau, žiauriai. Iš pradžių iš Lukiškio perkelė mane į Roviniškius, KTP. Ten tos patalpos uždaros, ten viską. Ten paskiau vietų trūko, atvežė iš Lukiškio tos darbininkus, mūsų surinko ten visus, ten 15 permetė į Šiaulius. Šiauliuose gyvenau geriausiai, ten, žinot, ten vaikščiam visur, ten užsiėmimai, moterų ten tos pareigūnės, viskas, ten pasaka, žinot. Aš tai melžiuos kiekvieną dieną ten. Visą dieną su Dievu kalbu, tai man ten buvo labai gerai, ten eidavau melstis, ten ateidavo tie savanoriai labai geri, tokie žmonės, auksiniai, viską. Ir paskiau aš važiavau į ligoninę, pas manęs tas buvo kažkaip kraujo vėžys, sakė, ten kažkas, ten tokias nesąmonės. Ir aš
grįžto ten tas pabėgimo padarė, ten tas, nu, jis sėdėjo vienas pa 16 metų, ten kiek ten susigalvojo pabėgti, suprantat. Nu, aš grįžau, vienu žodžiu viskas, mūsų uždarė visas tas vaikščiojimus, suprantat. Gerai, kad aš dviesi mes sėdėjom kamerų ten, nu, bet uždarė viskas, į mūsų jau niekur neišeinam, suprantat. Reikalingai čia pareigūnai, ten tarara, tai kaip, nu, kas nesąmonė, žinau. Nu, aš parašiau prašymą, kad man perkeltų į Pravieniškius atgal, nes, nu, kaip tai. Reikia ten saulės, oro to grino, žinau, kameros sėdžiu. Į mane perkelė čia, parašė, kad atsėčia geros sąlygos, viską. Atmeta mane čia į KTP. KTP, ką tai reiškia, patalpos, kur yra karceriai ir drausminės patalpos. Ten žmonėms net nepritaikyti jokios ten sąlygos, aš sėdžiu triumo kameroje, karcerio kameroje. Skaitykite ant langų, dar namordininkai kažkokie sudėti, nu, kalėjime, žinot, kaip sviestas svestotas, nu, nesąmonė. Jeigu būna taip, kaip reikia, nu, nes nu, negali tai būti. Ten labai rent. Nu, langas yra tas viskas, bet priešais ten siena, va taip kaip šičia, va siena ir kitas pastatas, nieko nematai, vienu žodžiu, tai mūra. Ir mūsų va, vienas žingsnis iki kitos patalpos, ten tokia kita, be langų, be ventiliacijos, blakių ten pilna, ten, kaip sakant. Ir tu atėjai, ten užsiėmimai vyksta mūsų. Į savaitę mes išeinam po valandą laiko ten trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį atvažiuoja savanoriai. Mes juos patys suradom. Aš 4 metai jau čia sėdžiu, toj Marijampolėj. Ir ten vyksta po tą valandą mūsų pasikalbėjimai. Tie tikintieji taip. Mes labai gerai sugyvenam, viską, na, Dievą šlovinam. Nes aš labai myliu Dievą ir tik tai einu tuo keliu, kad tą gyvenimą pabaigs savo tik tai su to Dievo įsakymais. Suprantat, kad noriu pasikeisti, žinot, 44 metų mane suėmė, aš atsėdu į tą kalėjimą, pats atėjau, nieks manęs jau nepagavo, žinot, čia vėl tas pasakas kūrė, žinot. Pasakė, atvažiavo į Vilnių, paskui jie persigalvo, vakare suėmė mūsų. Davė parodymus tas Šadeikis, jos įmetė į vieną kamerą. Sauginis jūsų buvęs. Ne, koks apsaugi draugas, paprastas, koks apsaugi, jis pats save negalėjo saugoti, ten bailys. Bet suprantat, taip, tik tai čia žurnalistai jau tą tokį, žinot, kad reikalinga buvo taip sutvarkyti, tai viską. Visą davė parodymus, jos sumetė į vieną kamerą su damku, kur turėjo būti izoliacija grina. Ir mano bausmė įrodyta pagal jų parodymus. Atseit, jie buvo izoliuoti, susitarti negalėjo ir viskas. O jie 3 mėnesius buvo vienoje kameroje, paskui Šadeikį paleido. Nu, bet čia nesvarbu. Aš vis tiek nurašė ten tų bylų, bet aš iš pradžių pikau, žinot, kaip mylėjau Dievą ir kolėjau tos prokurorus, tą neteisybę, nes aš pats toks buvau, žinot, šėtonas. Aš norėjau būti, žinot, nu, visą laiką aš melodavau jiems į akis, žinai, norėjau legalizuotis iš pradžių, kad su vaikais galėčiau pavaikščioti ten panašiai, žinai. Bet tom pačiau legalizavausi, dariau nusikaltimų, žinai, kaip su jumis sėdėdavau, vaidinau tokių labai gerų, žinot, čia aš nieko nedarau, ką jūs sakysi, sprauginė, žinot, bet kitą dieną aš darydavau tą, dėl to, na, aš žinojau, kad mane arba užmuš, anksčiau ir vėliau toks mano gyvenimo kelias, na, arba mane pasadins, taip kad aš tas kalėjimas man nebuvo naujiena, žinot, kaip čia, kai sako, čia, o, tai tikėjo kalėjime, žinai. Tai pas manęs ta laisvė buvo baisesnė negu 10 kalėjimų, čia, žinot, čia, kokie čia tai kalėjimai, žinot. Taip kad, vat. Nu ir vat, ką aš noriu pasakyti, kad aš čia, kada dabar mane laiko tos 4 metus, na, ir aš be gryno oro, skaitykite, ir be saulės, įsivaizduokit, 21 metai sėdžiu kamerose, blogiausiose vietose, na, skaityk mane tiesiog, nu, kerštas, man reikėtų išsiaiškinti, taip, žurnalistam, kas ta kalėjimo tarnyba ten Lietuvos, ką jie ten, iš ko jie gauna ten tos užsakymus, pasakyti, kad būtent, galėsim, 70 žmonių Pravieniškiuose laiko normaliuose sąlygose ten. Jie turi saulę, oro, ten viskas panašiai, nu, tokie pat rezonansiniai nusikaltimai. Čia jūs turbūt turite omeny tai, kad yra, vat, kai jūs laiko kamerai, o po to kaip į tą pataisos namus jau tokia, kur... Nu, ten ne po kokia tas... Nu, tarkim, kaip ten vadinasi dabar. Mums prieš 5 metus Skvernelio tą visą padarė mums, kad mes nėra dabar iki gyvos galvos. Mes galim kaip Europos Sąjungoje sėdėti po 10 metų, mes galim sėdėti su visais, o dabar mane į kalėjimą perkelė, aš galiu va čia būti, va Alytų galėsim prabuvo ten po 10 metų ten ir 2 pakėlė gyvagalvius į bendrą,
Nu, jie kartu ten nuėjo. Aš jau nekalbu apie terminuotą jau po 20 metų, žinai, bet aš nesikreipiu į tą terminuotą, nesikreipiu į tą malonės prašymą, man nereikia, man laisvė nereikalinga. Man kalėjime geriau su Dievu, negu laisvai, kaip aš buvau be Dievo, žinai. Suprantat, aš jau apsisprendęs. Kaip jūs tą Dievą atsivėrėt? Nu, nežinau, kai davė per galvą kažkokią tai... Kada po to sulaikymo? Sulaikė, nu, paskui iš pradžių aš ten gulėjau, žinot, spjaužiau, ten vaidinau iš savęs vėl. Žinot, čia daugiausiai visi kalėjime taip įdaro, gyvena, nes dabar iš kolonijos ten šiek tiek tai yra, ten 20-30 žmonių, kurie ten įtikė tą Dievą, žinot. Kalėjimas nepriveršia, Dievas tai yra dovana, žinot, gryna buvo tokia. Jeigu tau spraktelė per tą makaulę, žinot, tada tau atsiveria tas tuštybės žmogiškos jau palieka antraeilį. Ir tu jau pradedi gyventi, o kai Kristus mokė. Tu jau nori tos ramybės, nori, žinai, nes ta sumaišti, žinot, turtai, garbė, valdžia, puikybė, kerštas, viskas veda į tokią į sumaištį, žmogus negali, na, žinai. Dėl to aš sakau, pataršiau visai tai vyriausybei ir visiems Lietuvoje, ten verslininkam, valdininkam, nes jų valdžia dabar, žinai, kad jie pasimtų po vieną tokį žmogų dvasininką prie savęs, nes tada įspręstų visas problemas. Nes jisai nuima tą karštį žmogui. Žmogus, žinai, tas nerimas, sumaištis galvoja dėl tų visų mūsų, kaip sakėm, poreikių tenkinimų, žinai. Nu ir visą laiką visko negana. Nu jo, viskas negana, jo tas ir yra, va tokie dalykai. Tai... Bet žiūrėkit, jeigu jūs dabar jau pagal įstatymą, kas galėtų nuspręsti, kad jūs perkelti į tą bendrą zoną su kitais nuteistais? Pagal įstatymą matot, kaip yra. Anksčiau buvo teismas po 10 metų. Jo, dabar kalėjimo tarnyba, Lietuvos kalėjimo tarnyba. Ir jinai pagal įstatymą Skvernelis kaip sutvarkė, kad po 10 metų dalesim Teisingumo ministerija, ten jie 2003 metais ir panašiai, kad mums nereikia net rašyti prašymų. Nu. Mūsų iš karto po 10 metų žiūri, tu atitinki ir viskas. Aš čia rašau jau kokią 50 prašymų per tą 11 metų parašiau. Teismai man atmetinėjo ten, aš žiaurus, baisus vienu žodžiu, nu, tai žinot, kaip ten pasakė. Nu jo, ne, nu tai čia visi, juk iki gyvos galvos visi rezonansiniai nusikaltimai. Ten dabar dalėsim ten į susivienimo, ten į autoritetai sėdi ir ten ir maniakai visokiausi, bet jie vaikšto tą patį. Nu, ir dabar kažkas aš žinau, kad čia Lietuvoje žinau tokie dalykai, Jonas Petras. Palaikykite ten. Gerai, man tai, aš nuo vaikystės buvau pripratęs prie to tokio, nu, diskomforto, žinot, aš nei tėvo, nei motinos, ten gyvenau, ten neėdęs, nevalgęs, gatvėje užaugau, aš gimiau tiesiog banditų, žinot, iki 44 metų aš buvau grynas banditas, ne toks, kaip čia sako, žinai, kaip kaliniai čia. Kalinys juk jisai ne banditas, ne nusikaltęs, nu, kai jis padarė vieną nusikaltimą, gavo 15 metų ir jisai sėdė tokiose sąlygose. Į kiekvieną dieną čia buskina, jisai prisitraukia tos neapykantos, išeina vėl sproksta kažką užmuša, čia visi, oi kaip čia buvo, nu, tai kaip laiko, tai čia juk mokykla, banditų mokykla, reikia tą švietimą čia kaliniams, o aš kaip senas žmogus, daleiskim, įtikėjęs Dievą, aš galėčiau, nu, aš noriu padėti net tokiem, žinai, jaunimui, nes čia mano vaikai faktiškai, mano vaikai, aš 6 vaikus turiu, jie tokie amžiaus. Bet jūs su jais negalite pabendrauti, jūs neturite galimybių, nes esate uždarytas krantas. Jo, uždarytas mane laiko 21 metais, aš jau tas kūnas, dantis 2 iškrito čia, sutrupėjo tiesiog, žinot, kaip Sibirė, žinot, laikydavo, dantis valgai, žiūriu smėlis, čia ne man vienam, žinai, į kitam, ir sakau, kodėl tos dantis byra, žinot, sakau, kažkas yra, žinot, nors nusipirkau parduotuvėje, ten tų daržovių, ten viską, tai vienu žodžiu, egzema atsirado ant kūno kažkokia nesąmoninga, paskui hemoglobinas man čia nukrito, vežė į ligoninę. Nu, ne, 18 jau. Nu, vis tiek, nu, aš labai jaučiuosi stiprus, suprantat, aš galiu lakstyti, galiu kelti štangas, čia Lukiškai stupiau 200 trauką, 100 ten su virš 50, nu, beveik pats pastumdavau, nors mane 10 metų laikė izoliacijoje, kaip baltušiai.